greičio ruožas pradžia. Tai mano visi kozeriai, kuriuos aš turėjau, faktiškai susideginau. Tai nebus kur atsilošinėt man. Nieko, turiu kelias vietas dar. O galas bus. Na, tai pabaiga to greičio ruožo irgi, aš ją labai mėgstu, ypatingai ten per tą druskininkų ralį, kada jinai vykdavo, tai va ta atkarpėlė, paskutinė atkarpėlė to Kapčiamiesčio greičio ruožo būdavo paskutinė atkarpėlė mūsų greičio ruožo, kurį mes įveikinėdavom ir ten aš kažkaip jausdavosi labai smagiai. Tai bent jau tuos kelias posūkius aš tikrai žinosiu, kur važiuoju, tikrai žinosiu, kaip važiuot ir manau, kad nenuvilsiu ten visų stovinčių ir laukiančių. Techninė komisija reikalinga tam, kad patikrintų visus, kad niekas neapgaudinėtų, nes čia gali daug sutaupyti pinigų. Pagrindė saugumo reikalavimai tai yra sėdynės, diržai, gesintuvai, gesinimo sistemos, lankai tie patys, kėbulas. Aišku, ir techniniai reikalavimai, kurie greičių įtakoja. Tai yra restriktoriai, motorai, žinai, ko negalima kaitalioti. Ten va ir suškės visos jiems viską užplomboja, net viską iki reduktorių, iki greičių dėžių. Ten yra reglamentuotas irgi kiekis, kaip tu gali pasikeisti tą kompetenciją. Čia, aišku, čia daug pririnkta žmonių, žinai, vietinių, kurie, taip pačiai kaip ir Lietuvoje, bet sėdi ten tie FIO delegatai, kurie visas tas taisyklės ir yra surašę patys, tai žinai, tai jų jau neapgausi, nepasiginčysi. Tokių nesklandumų didelių nebuvo, buvo kažkokie, kitaip, žinai, vien naujos pasikeitė taisyklės, kadangi mes nevažiuojam pasaulio čempionato kiekvieną etapą, žinai, tai tas vėl teko prisitaikyti, žinai, pagal jų taisyklės ir dadaryti to, ko jie prašė. Šiaip iš esmės viskas gerai, ilgai trunka, bet tai čia technikinė palyginus neilga, Dakarė visą dieną eini technikinė, čia porą valandų. Pračekino viską, nepaliko nieko, nežinai, kai ką po 2 kartus. Pasaulio ralio čempionatuose ilgiausias servisas yra 45 minutės, po kurio yra uždaras parkas ir mašina užrakinama, tu ją pamatai tik ryte. O Lietuvoje, jeigu varžybos 2 dienų, tai per naktį gali taisyti kiek nori, gali nusivežti namo, pasitaisyti ir vėl atsivežti ir ryte. Galima pakeisti reduktorius, galima pakeisti pusašius, galima pakeisti turbiną. Greičių dėžė taip ant ribos, tiek kiek mūsų čia yra jau taip. Arba spėjam, arba ne. Ir visas smulkmenas, realiai ten visa kita, žinai, stabdžiai visokie kitas, tai čia standartiniai darbai, čia tuos galima lengvai. Motoro negalima keisti ten nieko, tik taisyti galima, nes plombavo dabar, kad ne, motoras turi likti tas pats per varžybas. Tas mes turim standartinį automobilį, kuris, žinai, visi varžtai turim standartiniai viską. Ten yra specialiai greitos jungtys, greiti, žinai, varžtai visi vienodi, specialiai padaryta, kad nereikėtų kažkurių varžtų vienš plikus. Daug yra perdarimų, kurie palengvina mechanikam darbą. Pas mus to nėra, pas paprastas standartinis bolidas. Rutininiai darbai tai bus stabdžiai keisis, tepalai keisis, iš agregatų, manau, kad užteks, nes visi šviežiai surinkti, tai manau, kad turėtų užtekti, jeigu kažkokio ČP neatsitiktų. Viskas kaip ir tokių didelių keitimų neplanuoja.